Sąskrydis yra ta vieta, tas įvykis, kai visos Lietuvos specialistai, kurie dirba, kurie rūpinasi globojamais vaikais, suvažiuoja į Birštoną. Čia turi laiką pokalbiams, diskusijoms, naujoms patirtims, bendradarbiavimui, susipažinimui ir augimui. Jeigu mes nebūsim santykyje, nebūsime ryšyje, tai mes negalėsim atliepti ir vaikų poreikių, ir šeimų, kuriomis mes rūpinamės poreikių. Iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad šiemet į Sąskrydį pakviesti ir savivaldybių atstovai, nes manau, kad tokie visi renginiai yra jungiantis, praturtinantis, duodantis kažką visą laiką naujo. Nes mums, kaip aš sakau, teoretikam labai įdomu yra pasižiūrėti, kaip ir su kuo susiduria praktikai ir galbūt iš to gimsta kažkokie nauji sprendimai. Tai toks renginys, jisai ugdo ryšį, ar ne? Mes tą ryšį tam skiriam papildomą dėmesį, kad tas ryšys būtų tvarus, kad jis būtų paremtas profesionalia partnerystė, profesiniu bendradarbiavimu, bet paremtas taip pat ir žmogiškom emocijom, tuo santykiu, kurį mes susikuriam kartu dirbdami. Dirbam sudėtingą darbą, ar ne? Kasdieną esam trauminėse situacijose, tai todėl vienas kito pažinimas, pasitarimas, kada tu gali skambinti kolegai į Vilnių, į Kuršėnus, į Šiaulius, į Klaipėdą, į Gargždus, tai tau duoda tokį savisaugos jausmą. Pajunti, kad esi ne vienas šitoj situacijoje ir kartais gauni nuraminimą, kartais patarimą, o kartais tiesiog pabūni vieni šalia kitų ir tiesiog darbas pasidaro lengvesnis. Labai daug kalbam apie bendradarbiavimą, bet labai džiaugiuosi, kad realiais veiksmais ir realiu savo buvimu kartu susibūrėm į tokius susitikimus. 3 kartai, kaip šiandien sakė Vaiko teisių gynėjų direktorė, jau yra tradicija. Labai džiaugiuosi šitą tradiciją, nes būdami kartu ir formalioje ir neformalioje aplinkoje mes tikrai galėsim geriau bendradarbiauti.